Na ką, važiuojam Klaipėda, Dreverna, Klaipėda. Mūsų kelionė prasidėjo nuo namų, taigi važiuosim link Drevernos per Klaipėdos miestą, link kairių poligono, palei Vilhelmo kanalą. Ten pravažiuosim buvusį sugriuvusį tiltą, tokį, parodysiu. Oras žiauriai geras, šilta, karšta. Vieną pusę kelionė truks kažkur 35 kilometrus. Tai nežinau, ten pamėginsim pabūt biškį, pasimaudyt gal mariose. Nu ir 35 kilometrai atgal. Iš viso 70, nei daug, nei mažai. Normaliai. Kaip pirmadienio, kaip sakant, pirmadieninė kelionė. Na ką, minam. Jolė Joniškio gatvę. Keliauninkai iš galo važiuoja, bet ne su mumis. Trinyčių pulkas. Važiavom Baltijos žiedą. Ką privažiavom Klaipėdos kraštą. Bigą. Toliau važiuosim tiesiai link kairių poligono ir link Vilhelmo kanalo. Ogi važiuojam, žiūriu, kamino ženklas. Ha, nežinau, ar matosi, turbūt matosi. Važiuojam kamino keliu. Taip, toliau važiuojam kamino keliu. Ir aišku, per žvyrkelius. Kur daugiau rasi tokius kelius, jeigu ne kamino kelias. Gerai, varom toliau. Na ką, atvažiavom tiksliau prie pakeliamo tilto buvusio, kuris pastatytas prieš 111 metų. Tai tiltas yra vienas iš dviejų. Buvo tik tai 2 tiltai, kurie jungia Kirto kanalą, kurį galėjom kirsti. Tai kitas neišlikęs yra, o šitas va toks apgriuvęs, tai čia be alpinistinės įrangos nepraeisi, nebent esi total nutcase. Tai va, šitoks istorinis toks paveldas, bet jisai nėra įtrauktas į istorinį paveldą kažkodėl tai, labai keista. Tai va. Važiuosim palei Vilhelmo kanalą. Vėliau papasakosiu truputį istorijos apie jį.
Karaliaus Vilhelmo kanalas. Anksčiau praeityje jungusi Miniją su Kuršių mariomis. Jos ilgis yra 24 km. Gylis iki 3,6 metrai. Pradėta statyti 1863. Žodžiu, 1863 iki 73 metų. Tuose kasimo darbuose dalyvavo Prancūzijos kariai, prancūzų kariai, belaisviai. Iš tikrųjų, čia daug gyvybių atiduota kasant šitą kanalą, kas nelabai faina. Jisai buvo skirtas plaukti laivams į Klaipėdos uostą, kad kai Baltijos jūra būdavo labai banguota ir neįmanoma būtų laivams praplaukti, plaukdavo šituo kanalu. Tačiau, kadangi plaukimo greitis čia būdavo labai lėtas ir užtrūdavo ten 8 ar 9 kažkur tai valandas, tai šituo kanalu naudodavosi labai retai, esant tikrai dideliam bangavimui. Dabar tas kanalas, nežinau, naudojamas kasimo darbams kažkokiems, smėlio pylimo. Bet istoriją turi jisai tokią neblogą. O mes toliau važiuojam link Drevernos mūsų numylėtais žvyrkeliais. O Jėzu, netgi mėto smėlėtais žvyrkeliais. Įsivaizduoju, tik ką išjungiau ir per kelią perbėgo stirna. Ne, nu man tai pasiseks. Bet čia kažkur tai stirnutė. Ne, nesimato jau. Nu, kaip tyčia. Viktorija pamatė. Žodžiu, smagu važiuoti šituo mišku, bet bimbalai belenkai puola. Sustojam keliom sekundėm, net nereikia stoti, jų visą koją nukandžiota. Nu, nežinau. Bimbalai nėra malonus padarai. Va, tokia būtų baisu papulti. Važiuojam į Kliošių kraštovaizdžio draustinį. Aviečių yra. Bet čia tokia apdulkėjusios nelabai man. Liko 10 kilometrų. Nebedaug.
nameliuose apsigyventi, galite tai padaryti. Kokia vandinė. Labai kvepia maistu, eisim turbūt pavalgyti. Neturbūt, o tikrai. Na, tokie nameliukai visai nieko. Apžvalgos bokštas. Užlipsim, pasižiūrėsim, kas ten įdomaus. Lipsim. Some say I talk too much, it's alright. One day I'm gonna make it alright. Till they all hear me say, oh, now we on, so we on, now we on, and I've been waiting a long time. Waiting a long time, finally on now. Been on the move, I can't afford to have none of my time being wasted. I jumped ahead too soon, it only brought me right back to the basics. Chapters I'm writing, despite if I like it, I put it on all of the pages. They're only watching to see if I fail, so I won't go at the complacent. Lately I've been doing work on my patience, at it early till I actually make it. Trying to hit me down and I'm getting booked. Esame Drėvernos apžvalgos bokšte. Kadangi aukščio tai biškutį bijau, žemyn nežiūriu, bet vaizdas tai tikrai labai gražus. Laukiu sukrentant. Žiūrėsim, kokių pavalgys. Smagu, smagu. Nežinau. Kur čia eit pavalgydami, man atrodo, pavalgys. Atsisėdom International sporto bare. Gavosi, 35 kilometrai, jeigu matosi. Ar matosi čia? Kaip ir sakiau, bet kadangi aš esu tokia neviekšla ir pamiršau pasikrauti savo laikrodį, tai man atgal jisai neatlaikys. Tai va, taip ir gaunasi 70 kilometrų. Visai nesunkus kelias per tą mišką, tas žvyrkelis biškutį, jėgų pareikalauja, kaip ir visas Kamino būdavo, bet visai smagiai, bet atgal man atrodo, kad grįšim per kelią, kitų kelių bandysim važiuoti, gal ten bus koks nors dviračių takas, gal ne, nežinau. Tai va, malų staliuką, kažko pavalgysim. Ir čiuošim namo. Šaltibarščiai, dydis labai daug. Jau nedarykit klaidos ir antro patiekalo nesisakykit.
Nebent labai alkanas esat. Tai va, sėkmės man pavalgyti, nes dar bulvinių blynų aš susakiau. Pažiūrėsiu, kokią šitą porciją bus tai. Paskui nebeparvažiuosiu namo. Na, blynų porcija, ohoho. Čia kita porcija, karbonado, ohoho. Nu, teks įveikti, nes, kaži, nežinau. Manau, kad grįšim tuo pačiu keliu vis tik, nes kitas kelias eina mašinų keliu, tai labai būtų pavojinga. Tai dar dėsim tais neventais žvyrkeliukais. Pasakosiu truputį apie Dreverną. Tai jisai senas žvejų kaimas, minimas nuo 1253 metų ir yra įsikūręs Kuršių marių pakrantėje. Ką dar čia pasakyti, palei Dreverną eina tas Vilhelmo kanalas, kuriuo važiavome. Ir kuo dabar garsėja Dreverna, tai to Drevernos bokšto, kur buvom. Anksčiau, sakau, buvo žvejų kaimelis. Dabar toksai gan turistinė tokia vieta, kempingai visokie ir žmonės atvažiuoja čia pailsėti realiai. Į tose namukuose, kur filmavau, apsistoti. Tai tiek daug aš nepapasakosiu čia nais apie jį nelabai. Galiu pasakyti, kad Drevernos upės beveik 300 metų veikia žuvų turgus. Strykis vadinasi, sutraukdavęs daug tų žvejų ir pirklių. O kas garsino Drevernos vardą, tos musės buvo, to Drevernos vardą, tai Kuršmarių laivų statytojas Gižos. Tai tiek. Kažkiek šiaip tai, kas planuoja važiuoti į Klaipėdą, pailsėti, kažką labai rekomenduoju užsukti, tiesiog aplankyti, pasižiūrėti. Šiaip labai toks jaukus ir mažas, toks ramus miestukas. Na, o dabar ką, skanaus man. Bandysiu veikti tą blynų porciją. Ir iki. Na, ką, važiuojam jau atgal tuo pačiu keliu. Važiuojam palei Vilhelmo kanalą. Kaip kitaip. Labai ramus vanduo. Stovintis, nepatartina čia maudytis. O žmonės mačiau čia nais ir piknikauja, ir žuvį gaudo. Mes skubam toliau į Klaipėdą. Man... Iškai reikia geliuko. Tik puola mane kažkokia visas. Geliuką geriam šitokį. Energijai palaikyti žiauriai šlykštus, bet padeda, jeigu atidaryt moki. Gerai, į sveikatą. Sakyčiau, žiauriai šlykštu, bet užgėrus vandenį visai nieko būna.
ką, grįžom namo jau, nuvažiavom, rodykit, Viktorija, čia nuvažiavom, beveik 70 km. Nusigavo, kažkaip tai greičiau pravažiavom atgal. Gal į priekį, kai važiavom, sukom biškį kitokių kelių, aplinkui beveik. Nieko, greičiau tai parmynėm. Tai va, jeigu patiko kelionė, paspauskit like, paspauskit subscribe, pasidalinkit su draugais. Ir jeigu norit kažką pasakyti, pakomentuot, palikite žinutę, paskaitysiu, atrašysiu. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Ate!